Taip, kaip susitarėm. Taip, sakiau, šiandieną būtinai pačias geriausias, tik tai nesiginčyk, viskas, aš pasakiau, viskas. Šiandien laukiam pačių geriausių. Viskas, baigiam, man antra linija skambina. Labą dieną, daktarė. Ką jūs sakote? Jūs sveikinate mane. Labai malonu, bet kokia proga. Mano tyrimai geri. Vadinasi, aš objektyviai sveika, o subjektyviai jau visai numirus. Ne, čia aš pajuokavau. Ką sakot? Šiandieną norit mane aplankyti? Palaukit, aš pažiūrėsiu į savo darbo grafiką. Taip, daktarė, žinokit, nu niekaip, šiandieną tiesiog visa diena užimta. Taip, rytoj iš ryto galite ateiti ir galėsite atšvinėti mane savo malonumui. Taip, visa gera. Ką čia dabar apsirengus? Tu nematei dar? Čia mūsų bendradarbiai iš Paryžiaus atsiuntė man dovanų. Čia yra namų rūbas. Gražu? Gražu? Gražu. Ir man patiko. Kas čia skambino tau? Daktaras. Matyt, pinigų pritrūko. Mama, jisai toks specialistas. Tai jo dėka esi tokios puikios formos. Jis tokias brangias tabletes išrašo, kad aš jau turėčiau skraidyti kaip drugelis, o aš vos įsikapanoju iš džakuzį. Kur tu padėjai telefoną? Kur čia gali ką nors rasti iš tokioj betvarkiai? Aš nesuprantu, kam tu atleidai tą namų tvarkytoją. Savaitės neišdirbo. Jie man visus nervus ištampė. Iš kur tu ją tokią ir ištraukiai? Aš ją ištraukiau iš universiteto, literatūros katedros, į filologijos mokslų docentį. O Dieve, tai jeigu jinai tokia docentė, kodėl jinai sidabrinius šaukštelius skalbimo milteliais trina, O tai kuom reikia? Aš tai pavyzdžiui irgi nežinau. O tai tau ir nereikia žinoti. Tu esi visų gerbiamas verslininkas. Tarp kitko, mačiau. Jinai tave šnairavo meiliai. Oi, niekas į nieką nešnairavo. Pati sakei, kad nori moters, su kuria galėtum pasikalbėti. O Dieve, tai ką galima kalbėti su moterim, kuri nežino, ką reiškia sapnuoti kiaulės galvas? Ir ką reiškia sapnuoti kiaulės galvą? Išdavystė? Kvailystė. Klausyk. Pažiūrėk. Kokią knygą į man atvežė paskaityti? Idiotizmo viršūnė. Mama, tai jų klasika. Ana Karenina. Tu ką, skaitei ją? Žinoma, skaičiau. Tai dabar viskas aišku. Kas tau aišku? Kodėl tu bijai vesti? Mama, tu vėl. Ką vėl? Prisiskaitei, kokios būna niekšelės merginos. Taigi ta Ana Karenina buvo aprūpinta nuo galvos iki kojų. Tai ne, matote, jai jo ausis nepatiko. Jinai ant ausų dar ir ragus pastatė. O tu atsimeni, ar tu atsimeni, kokios ausis buvo tavo tėvo gauroti lokatoriai? Nusiramink, prisėsk. Aš tik viską darau, kad tau būtų geriau. Kas tau vėl negerai? Nori, važiuojam į Paryžių. Pasivaikščiosim po naktinį Montmartrą, pavakarieniausim geriausiuose restoranuose. O viešpatie. Ir ką man ten duos valgyti? Gerai išvirtų barščių ar pakepintų bulvyčių? Ne, man pasiūlys japonišką sushi su pužalia žuvim. Gerai. Nori į Paryžių, nereikia. Advokatas nesenai buvo Afrikoje. Nušovė dramblį. Įmanom į Afriką, kokį dramblį pašausim. Valgį turėsim kiek. Nereikia šaukti. Nereikia, jis pats nudės iš juoko. Kai pamatys, kad jaunas, gražus vyras atvažiavo medžioklėn su motina. O tavo advokatas tai niekšas. Mama, jis tikras profesionalas ir mano draugas. O aš sakau, kad niekšas. Beje, net ir dramblys turi vaikų ir žmoną. O dramblio motina džiaugiasi anūkais. Mama, tu vėl. Nu ką vėl? Nu gerai, aš tyliu
nepamatysiu, kaip tu voliosies vienas senatvėje už savo prakeiktus pinigus. Nusisamdysi namų šeimininkę, jinai tave nunuodys ir apvogs. O. Tarp kitko, žinai ką? Tu savo testamente parašyk, kad ant tavo kapo pastatytų bankomatą. Gal nors kas nors ateis aplankys. Gerai. Sėsk, brangusi, sėsk. Aš dabar tau kai ką pasakysiu. Klausyk, mamos. Šiandien iš ryto skambino iš pažinčių agentūros ir sakė, kad atsiūs keletą pretendenčių. Kokios agentūros, kokių pretendenčių? Mama, aš išeinu. Taigi tu sakei, šiandieną visą dieną būsi namie. Taip, norėjau pabūt visą dieną namie, nors kartą pailsėti. Kartą per mėnesį pabūt namie norėjau. O nesutikinėsiu kažkokiom senmergėm iš pažinčių agentūros. Nu kokiom senmergėm aš paprašiau, kad atsiųstų pačias geriausias. Kodėl dabar, kai man praėjo bet koks noras vesti, tu man nori supiršti kažkokią senmergę iš pažinčių agentūros? Viskas, atšaukta castingo, aš išeinu. Ir tris, ir keturi, ką sakai, negirdžiu. Viską tu puikiausiai girdi. Kur mano batai? Išvežė. Kas išvežė? Atvažiavo iš valyklos ir išvežė. Kadangi tu žadėjai šiandien visą dieną sėdėti namie, tai aš pagalvojau, kad pats laikas išvalyti avalynę. Naujus batus su visom dėžutėm? O ką? Aš girdėjau, kad dabar fabrikuose siaučia nagų grybelis. Va, tegul išdezinfekuoti. Ar man ir Versace batuose nėra jokio grybelio? Nerėk ant motinos. Tu šitau pasakyk, kur padėjai batus. O aš sakau, nerėk ant motinos. Oi, girdi? Mama. Atėjo pirmoji. Tu tik nieko nebijok. Tu tik nieko nebijok, aš būsiu šalia. O, telefonas atsirado. Jeigu ką, šauk, aš šalia. Sveikas, gyvas. Gali kalbėti? O, kuom taip stipriai užimtas? Jaustai nušauto dramblio mėsą? Nieko savo. Užsikalbavai banke? Kaip mūsų reikalai? Kaip? Bendradarbiauji su kita firma jau? Ką tu man siūlai daryti? Tai dabar pirmiausiai skęstantį laivą palieka nebe žiurkės, o advokatai? Eik, tu žinai kur. Labadiena. Aš Labadiena. Martina. Malonu, prašom. Prisėskite. Ačiū. Arbatos kavosiu. Jūs mane norite iš karto nunuodyti? Ne iš karto. Gerti galima tik vandenį, užšaldytą ir atitirpintą per pilnatį. Na, žinokit, ko nėra, tai nėra. O gal tiks mineralinis? Ne, aš geriu tik atitirpintą vandenį. Norite žinoti, kodėl? Na, būtų įdomu. Atitirpinimo metu vanduo keičia savo molekulinę struktūrą ir visiškai kitaip dalyvauja organizmo gyvybiniuose procesuose. Tai vadinamas gyvasis vanduo. Labai įdomu. Jūs tikrai iš agentūros? Taip, iš agentūros. O kodėl jūsų manymu paukščiukai prieš atveždami naujus palikuonis grįžta iš pietų į šiaurę? Dėl vandens? Taip, jūs teisus, kad atsigertų atitirpinto vandens. Jie geria šį vandenį ir atsiveda mažus sveikus paukščiukus. Jūs, kaip ir aš, tikriausiai pavargote nuo vienatvės. Gal? Visos mano draugės laimingos. Tik mano namuose nėra šilumos, neskamba vaikų balsai. Svajoju mylėti, rūpintis, aukotis. Aš buvau 3 kartus ištekėjusi ir kiekvieną kartą atidaviau viską, kas yra manoje geriausia.
Vadinasi, jumise liko tai, kas blogiausia. Ta prasme. Atleiskit, pajuokavau šiek tiek. Na, gerai supratau. Pirmiausia, tai pati ilgiausia mano santuoka truko tik 1,5 mėnesio. Ir to pakako, kad suprasčiau, jog neatitiko mūsų karmus. Kas? Karma? Mūsų karminiai pasauliai. O antra, kiekvieną kartą aš tarsi atgimdavau iš naujo. Ir dabar esu 3 kart nuostabesnė. Ar jūs matote, kokia aš tobula? Matau. Bet jūs taip sakot kažkaip neužtikrintai. Prašau, įsižiūrėkite į mane atidžiau. Pradėkime nuo veido. Ar jūs pagalvojote, kad aš su makiažu? Nu, apie tai, žinokit, net nepagalvojau. Jokio makiažo. Pažiūrėkite. Nu, tikrai, jokio. Mano grožis natūralus kaip rytmečio rasa. O dabar plaukai. Palieskite, kokie švelni ir gyvi mano plaukai. Lieskit, nebijokit, lieskit. Žinokit, aš sukrėstas. Tikrai. Stebuklingi, tiesa? Taip. Na gerai, plaukus aptarė, o dabar figūra. Ar jūs sužavėtas mano figūra? Labai. Nei gramo bereikalingo svorio. Stebuklinga, tiesa? Įspūdinga. Oi, visą tai man padovanojo gamta, jogos užsiėmimai ir Australo Džeimso Kobarto dieta. Džeimsas Kobartas mano dievas. Aš meldžiuosi jo knygoms. O mes naktimis, jūs žinot, ką mes veiksime naktimis? Na, žinai, įdomu būtų. O naktimis mes skaitysime tas knygas. Ir jūs suprasite, kad tik užgimus gamta suteikia pačią didžiausią galią. Aš valgau daigintus grūdus, kiaušinius, kai juose jau atsiranda gyvybė. Tikrą, kai joje jau matosi akytės. Kas? Akytės? Taip. Jūs kažkoks išbalęs ir nelinksmas. Kaukyčių. Reikia džiaugtis kiekvieną gyvenimo akimirką. Kodėl jūs nesišypsot? Gal jūs nesveikas? Sveikas. Žinokit, sveikas. Tiesiog šiuo metu turiu daug problemų ir, žinokit, manyčiau, kad jau laikas būtų... Ne, nereikia. Tylėkit, nieko nesakykit, nereikia, viską supratau, išeinu. Čia dar jūsų liko dar. Bet jeigu suprastit, kad mūsų karmos sutampa, paskambinkit į agentūrą. Manau, kad atrodo. Ir bet kokiu atveju gerkit atitirpintą vandenį. Ačiū. Sveikas gyvas. Tu irgi labai užimtas. Kas čia yra, kad kažkaip paskutiniu metu man niekas neturi laiko? Taip. Suprantu, kad kreditus reikia grąžinti laiku. Bet iš kur galėjau žinoti, kad tas mano advokatas bus toks niekšas? Pervedė visus pinigus ir dingo. Pjaustą nušautą dramblį dabar matai. Gerai. Pasuksiu aš tau vėliau. Na, kaip tau šitą? Toksai nepaprastai gražus gamtos kūrinėlis. Kaip tau jį patiko? Ai, gali nieko nesakyti. Aš jau iš tavo rūgščios minus viską matau. O Dieve, mama! Kiek
kiek dar bus tų pretendentų? Ai, dieve, čia tik tai antroji ateina, tu jau taip nervinėsi. Nepergyvenk. Tu jau prašom, užeikite. Jauskitės kaip namie. Nu, labas. Labą dieną. Neblogas kasnelis. Kaip pas jūs, ponia? Jūs turite omeny tualetas? Na, jeigu man būtų reikalingas tualetas, aš taip ir pasakyčiau, kur pas jūs, ponia? Tai ten, prašau. Radote? Na taip, radau. Pakabinti rankšluosčiai švarūs? Švarus? Prašom, praeikit. Prisėskit. Kągi, susipažinkime. Taip. Koks jūsų vardas? Nu, Ilona. Nu, malonu. Gal turbūt nori paklausinėti apie mane? Ne, o kam man klausinėti? Na, jūs turbūt ateidama agentūroje pasidomėjote mano kažkokiais tai asmens duomenimis. Na, kam man tavo duomenys? Adresą paėmiau ir viskas. Ir žinok, mes turime tik pusvalandį. O kodėl Taip, o kodėl sofa neuždengta? Tavęs ką neperspėjo, kad reikia paruošti švarią paklodę. Paklodė? Šūdina agentūra. Nemoku paklodės iš vis. Ar gali pagalvot, kiek šioje sofoje yra mikrobų? Pažiūrėk. Jei paimtumėm mėginį nuo šios sofos ir pažiūrėtumėm po mikroskopu, pamatytumėm visą spektrą mikrobų. Kažkoks tai siaubas. Nes mama gali būti užsikrėtę. Galite. Minutėlę, luktelkit, atnešiu. Ir peleninę atnešk. Atleiskit, ką? Peleninę. Mėgstu po to. Paklodė ir rūkyti. peleninė. Po to. Žinot, po to. O, galima dar ir išgerti. Tikiuosi nesupyks. Sveika. Ne, ačiū. Lėkštutė tiks? Tiks. Užtiesiu paklodė, jeigu taip jau reikalaujat. Pirmą kartą gyvenime ploju paklodė. Tiks? Na, tai ko laukia? Prašau, prisėskit. Pratęskit pažintį. Kokia jūsų profesija? Kam tau? Nu, imunologija. Na, galėjau susiprasti. Tokios žinios. Kuom dabar domitės? Dabar tavimi. Matau, ir humoro jausmas toks neblogas. Manau, atėjo laikas jum paklausinėti apie mane. Laikas. Aš pasiruošęs atsakyti. Gal man jau laikas nusirengti? Kuria prasme nusirengti? Kokia prasme? Ta prasme, kad mums liko 20 Nesirenkit, minučių. nejuokaukit. Ne. Jūs tikrai iš agentūros ir ieškot vyro? Ieškau vyro. Kam man jo ieškoti? Aš ir taip žinau, kur mano vyras. Jis kaip visada namuose, ant sofutės. O šiandieną su vyresniuoju sūnum ruošia pamokas. Tai jūs ištekėjusi? Ar tai Apie ką trukdo? mums tuomet kalbėtis? Aš tau seniai zaungiu, kad turime mažai laiko. Būnu čia kaip kokie kvailiai ir nežinau, nusirengti ar ne. Tai jūs prostitutė? O tau kas reikalingas? Jei tu žydras, taip ir reikėjo pažymėti anketoje. Čia, žinokit, įvyko klaida. Mama tarėsi su moterim, kuri nori ištekėti ir ieško vyro. Aš sakiau, šūdina agentūra. Amžinai kažką supainioja. Bet užmokėti vis tiek reikės.
Gerai. Kiek sakykit? Na, tikėjausi daugiau, toks kasnelis, bet sugaišau, atėjau bent 70 eurų. Oho. Jau, Turėsiu grąžos. 100. Grąžos neturiu. Galiu vaikyti. Gerai. Ir aš linkiu nuoširdžiai jums susirasti puikią žmoną, tik ne per šitą agentūrą. Viso gero. Sveikas, Irmantai. O su kažkuo reikia pasikalbėti, nes jau visai pablūdo mama. Klausyk, turiu labai didelių finansinių problemų. Žiauriai reikia pagalbos. Nu, tu žinai, kaip aš nemėgstu skolintis. Bet šiuo metu tokioje esu duobėjai. Net neįsivaizduoju. Kur tu dabar esi? Cape Town'e? Oho. Linkėjimai šiandien gražiam miestui. Gerai. Tai pasukai grįši. Na, man tai labai patiko, tokia rimta, tokia padori, tokia. A ką? Rūko. A jinai rūko? Ir mūsų 30 metų brandį geria savo, kaip vandenį. Na, bet man vis tiek jinai atrodo tokia įdomi moteris. Jinai ištekėjus. A ne? Tu matai? Tai vėl tie netikėliai sumaišė kažką. Siųsta agentūra po velnių. Joje vieni idiotai sėdi. Oi, siusk. Čia mano agentūra. Kuria prasme tavo? Taigi nusipirkau ją. Specialiai dėl tavęs, sūneli. O tai vykęs pirkinys. Duoda pelno? Na, iš pradžių tai buvo vieni nuostoliai, bet paskui aš sugalvojau papildomas paslaugas ir reikalai pajudėjo. Prekiauji prostitutėmis? Apie Nerėk, tavo burdelį gali sužinoti konkurentai. tu nerėk, motinas, gerai? Ašgi nieko blogo nedarau. Aš tik tai padedu patvorinių žmonom. Kieno žmonom? Patvorinių. Nu, tų vyrų, kurie voliojasi ant socialinių sofučių. Tarp kitko, mano kontingentas labai geras. Visas su aukštoju ir visas labai geras šeimininkės. O tai ypač svarbu lovoje. Nieko tu nesupranti, tik tai iki mano biznį. Prekiauji ištekėjusių moterų kūnais. Ne, aš įvairiom kryptim mes dar dirbam. Dar dirbam pirmiausiai suvedam žmonės, paskui jie apsiveda, o paskui dirbam su ta šeima. Va. Tu žinai, kad tūkstančiai vyrų neieško ten tų ilgakojų, tų gražuolių, tų jaunų mergyčių. Ne. Jie eina pas tas pačias moteris, kokios jų žmonos yra. Va. Kuriem galam? Na, todėl, kad vyrai nuo pat pirmosios vestuvinės dienos jaučiasi šeimoje kaltas. Kaltas, kad negali mylėti uošvienės, kaltas, kad gimdyti turi žmona, kaltas, kad labai daug dirba, kaltas, kad mažai dirba. O tada mūsų agentūra ir jiems padeda surasti tokį variantą. Tai jeigu aš apsivesiu tavo tos šlykščios agentūros dėka, tai po mėnesio ir mano žmonai pasiūlysi tapti prostitute? Nu, tai tugi nepatvorys. Taip, bet aš galiu jo tapti. Na, jeigu jau tapsi, tai žinote, aš turėsiu gelbėti mergelę. Bet tu nenusimik, mano agentūra ir tau pasiūlys gerą variantą. Taip. Oi, mama. Atšauktas atendentės gerai, nes jau va čia.
tu dabar jau neišeisi, brangusis, niekur tu neišeisi. Jau dabar viskas. Jau dabar man viskas. Ar čia yra kas nors? Durys buvo atviros. Aš iš agentūros. Aš nežinojau, kad čia gyveni tu. Viso gero. Kaip tu čia atsiradai? Tave agentūra atsiuntė? Nu taip. Tarp kitko, tave apibūdino kaip aukštos klasės jaunikį. Girdėjusi. Ne. Dabar tu neisi. Na, ko taip žiūri į mane? Pasenau? Tu kaip ir anksčiau nuostabi. Aš naktį specialiai prabūsdavau, kad įsiminčiau tavo veidą. Mano širdis daužėsi iš džiaugsmo tau. Tu čia gyveni vienas? Su mama? Ji čia? Ji čia, bet ji nesveikuoja ir miega. Žinai, paprastai turtingi žmonės savo mamytes išsiunčia į šiltus namelius prie jūros. Kodėlgi tavoji dar ne Kipre? Pasigailėjai kipriečių. Pripratome gyventi kartu. Ai, mamyčiukas. Gerai, man reikia eiti. Kartą jau išėjai iš mūsų. Niekada nepasigailėjai? Kiekvieną rytą dėkoju Dievui, kad išsivadavau nuo tavo mamytės ir tavęs. Gali neatsakyti, tu stipriai įsimylėjai? Tai buvo geras su juo? Labai. Kvailys tu. Nieko aš tuomet neturėjau. Tai tavo mama viską išsigalvojo. Kam? Kuriem galam? Kas padarytų tai kuo skaudžiau? Pradžioje jai sapnavosi kiaulės galvos, Čia jau. pranašavusios išdavystę, o paskui jinai sugalvojo man meilužį. Tu patikėjai. Aš išėjau. Gerai, tiek to, kam prisiminti visą tai, tiek metų praėjo. Gerai, man reikia eiti. Ir visus tos metus tu pragyvenai viena? Ai, nu kodėl viena? Aš turėjau puikus gerbėjų, netikiu. Tikiu. Gerai, reikia man eiti. Palauk. Pasakyk man vieną skaičių. Ai, aš nebežaidžiu. Nu, prašau. Na gerai, vasario 21. Būtent šią dieną, mūsų susipažinimo dieną, eidavau į mūsų kavinę. Ir prisigerdavai. Atspėjai. Prieš 5 metus tave išvežė policija. Nes toj kaviniai tu sudaužei 2 veidrodžius. 3. Ir tu ten ateidavai? Nusiritai iki to, kad ieškai žmonos per agentūrą. Nu kam tau? Tugi praturtėjęs, paskui tokius lakstyte laksto 100 gražuolių. Čia mama išprotėjo nuo idėjos mane apvesdinti. Šviežio kraujo ištroško mamytė. Jeigu tu mane iš tikrųjų būtum mylėjus, būtum radus būdą su ja susitaikyti. Žinai ką? Man reikėjo ištirpinti jas sieros rūgštyje Nu nekalbėk taip. ir neužkimšti vonios kamščios. Šita moteris sujaukė mano gyvenimą. Ji neleido gimti mūsų vaikams. Įsimylėjėliai išsiskiria dėl karo, dėl didelių atstumų, dėl neištikimybės. O mes išsiskyrėme dėl vištos. Aš taip ir neišmokau iš vienos vištos pagaminti 6 patiekalus. Man taip ir skamba ausyse. Iš pusės vištos plovas, iš kitos pusės šaltiena. Iš krūtinėlės kotletukai, iš šlaunelių kepsniukai, kepti sparneliai džiūvėsėliuose ir 6. Nu nustok. Ne, palauk. Aš turiu prisiminti. Plovas, šaltiena, kotletukai, kepsniukai, kepti sparneliai džiūvėsėliuose ir kas dar? Mama dabar iš viso vegetarė. Ji nevalgo nieko, kas vaikščiojo, kvėpavo, mylėjo.
Aš irgi vaikščiojau, kvėpavau ir mylėjau. Viskas. Daugiau jūs manęs neėsite. Ir bendrai, tarp mūsų didžiulė bedugnė, tu turtingas ir sėkmingas, o aš, kai buvau sekretorė, taip ir likau. Gerai, nesakyk mamytei, kad buvau atėjus. Nenoriu, kad jinai žinotų, kad tokiu būdu ieškau vyro. Žinai, jinai visą laiką sakydavo, tik toks kvailelis, kaip mano sūnus, galėjo nusižiūrėti tokią vargšelę. Pasirodo, ji buvo teisi. Gerai, sėkmės tavo mamytei naujos aukos paieškose. Kodėl durys taip garsiai užsitrenkė? Kažkas išėjo? Kažkas išėjo. Tai kodėl tu ją paleidai? Tai manai, kad buvo lengva surasti visoje Lietuvoje moterį su tokia nuvalkiota pavardė kaip Kazlauskaitė. Tu jos ieškojai? Ai, nu, tai aš pati neieškojau, mano darbuotojas ieškojo. Bet teko prijungti policiją, dar pasamdėm seklius. Prie ko čia policija ir sekliai? Argi tai neypatingas atvejis, kai jaunas, gražus sūnus visą gyvenimą dūsauja dėl kažkokios pilkos pelytės, nususiusios katės, bemokslės. Ir paišo jos portretus ant svarbių dokumentų. Ant kokių dar dokumentų? Taigi, prancūzų firmos savininkas, ponas Marion, rodo mūsų sutartį. Sako, pažiūrėkite, pane prezidentė, kokius čia hieroglifus jūs paraštėse suraitėte. Pasižiūriu. Nu taip, ant sutarties paraščių kiekvienam puslapyje, o jos portretą. Ką aš galiu pasakyti? Nu sakau, čia mano Marti, kurią aš išgrūdau. O jisai sako, matosi, kad jis ją mylėjo. Tai čia tu viską suorganizavai? O kam tada kitas kvietei? Nu, buvo viltis, kad nors už ko nors vertesnio tu užsikabinsi. O tikrai vertesnis buvo. O tu ir tą Kazlauskaitę paleidai, tu vykis ją greičiau. Per vėlų, mama. Nesąmonė, aš žinau, kad jinai iki šiol viena kukuoja, niekas tokios pabaisos į žmonas neėmė. Taigi sakau, per vėlų. Batus atidavė valymui visus. Ai, batus! Batus. Štai tavo Armani. Štai tavo Versace. Aukis ir bykis ją. Sakau, per vėlų. Aš tau nenorėjau nieko sakyti. Mano advokatas pabėgo ir mane paliko su tokia skola, už kurią man paprasčiausiai gali peršauti galvą. Nepergyvenk. Mano firmai bankrotas. Nepergyvenk. Galva, jeigu peršaus, tai mano galva, aš prezidentė. Tavo galvos neperšaus. Štai tau bilietai, pinigų, pasas, viskas. Rytoj įskrendi. Tu matai? Sulaukiau. Tu ką, nori paskutinį oligarchą iš Lietuvos išgrūsti? Ašgi tau sakiau, kad kad aš sapnuoju tą tavo prakeiktą advokatą su kiaulės galva. O tai reiškia išdavystę. Palik mane ramybė, gerai, su savo sapnais vieną kartą. O tu patikėk savo motiną, patikėk sapnais. Kam skambini? Labas, Jeronimai. Čia žinok, atsitiko toks dalykas. Ta Kazlauskaitė pavogė mūsų brangę salę. Mama! Taip, įsivaizduoju, pusę metų mes jos ieškojom, o jinai vagilė. Nustok! Ne, jokio smurto, jokio atvedit čia ir aš pati išsiaiškinu. Va. Aš negaliu patikėti. Tu pavirtai į monstrą. Visą laimę, kad tėtis nesulaukia tokios gėdos. Taip, tavo tėtis gyveno ir mirė sąžiningų žmogų. Jam nereikėjo rašyti skundų, stoti į partiją, jam nereikėjo laižyti viršininkų užpakalių, jam nereikėjo su nieko permiegoti, kad gautų butą arba kelalapį į sanatoriją. Visą tai dariau aš. Dėl savo vyro. Tai dėl tavęs, sūneli. Aš pasiruošusi viskam. Aš pasiruošusi susitaikyti su tavo tos Kazlauskaitės
pėdkelnėm ant radiatoriaus, išpilstyta kava ant stalo ir jos dainavimu vonioje. Mesk ją. Sakau per vėlu. Bankrutavęs verslininkas neturi teisės vesti. Nei tu bankrutavęs, nei tu ką. Kai tik aš susapnavau pirmą kartą tą tavo būdaudą su kiaulės galva, aš iš karto visą firmos kapitalą pervedžiau į savo asmeninę sąskaitą. Pinigus pervedei tu? Kodėl nieko nesakei? Todėl, kad norėjau, kad tu pajaustum ir suprastum, kad negalima bet kuo pasitikėti. O tavo tas būtautas į užsienį išlėkė šlikų užpakaliu. Jis dabar, žinai ką, jis dabar turės maitintis sašlavynuose, o mes jam palinkėkim pilnų konteinerių. O mūdavus, kaip iki šiol, gyvensime kaip inkstai laukuose. O! Kaip greitai jau atvežė. Eik, pasitik tą savo branginį. Kur ta sena katė? Aš prismeigsiu jai šitą sagę prie kaktos. Kaip gerai, kad tu grįžai. Aš nesiruošiau grįžti, mane sučiupo kaip serijinė žudikė. Vos pamatė šią sagę, jie net sudrebėjo iš džiaugsmo. Aš nežinojau, kaip tave susigrąžinti. Eik, tu nebūtum sugalvojęs tokios niekšybės, tai jos idėja. Juk tu pats padovanojai man šitą sagę, ji man teisiškai priklauso. O tavo mamytė net pageltonuodavo pamačius mane dėvint. Daugybę kartų aš norėjau ją parduoti. Ir vis tik nepardavai. Bet užstatydavau lombardę. Lombardė? Nes sėdėjau be pinigų. Bet dabar aš turiu pastovų darbą ir normalų atlyginimą. Ir man nieko nereikia. Taip kad aš grąžinu tau man dovanotą sagę. Ji man daugiau nereikalinga. Juk atsimeni, kai mes susipažinom, tugi nieko neturėjai. Ir kad galėtum baigti mokslus, naktimis tu krovei vagonus, o aš ploviau grindis supermarkete, ploviau ir didžiavausi, kad galiu tau padėti. Aš turėjau vienintelis pėdkelnes ir buvau žiauriai, tiesiog nepadoriai laiminga. Viskas. Jau sugrįžai. Nusiramink. Taip, tu teisi. Tai mama suorganizavo visą tai per savo pažinčių agentūrą. Bet jis žinojo, jis suprato, kad mes turim būti kartu. Ką? Taip. Ir viskas bus gerai. Norėsi, išvažiuosim, norėsi, gyvensim čia. Viskas bus taip, kaip tu panorėsi. Be mamos? O su mama norėtum? Aišku, be mamos. Nu, tikrai? Tikrai, Nu gerai, garantuoju. nu gerai, pakviesk mamą. Tu prisės, nusiramink. Mamos nėra. Nu, Ten tik tai šitas raštelis. aha. Žiūrėk, iki ko privedei mamą. Nu va, prasideda. Žiūrėk, žinutė. Prasideda. Iš mamos jau. Anksčiau jinai mus pjudė asmeniškai. Žinai, man geriau patiktų su ja bendrauti internetu. Gerai, paklausom. Tikiuosi, sūneli, kad tarp bučinukų atrasi kelias minutės paklausyti motinos. Ir tu, pilietė Kazlauskaitė, pakentėk nešokinėjusi iš džiaugsmo, kad savo pagyvenusiame amžiuje apsukai galvą tokiam gražuoliukui milijonieriui. Kai jūs dabar manęs klausotės, manęs jau nebėra. Mama? Nesibaimink, sūneli, aš nenusižudžiau. Būtų per daug garbės tavo Kazlauskaitei. Aš išvažiavau į agentūrą. Pasakysiu paskutinius nurodymus, paušiu su bendradarbiais, restorane pernakvosiu viešbutyje, o ryte išskrisiu pasinaudodama tavo nupirktų bilietų. Kazlauskaitė, tu aišku taip ir neišmokai taupiai gyventi ir iš vienos vištos paruošti 6 patiekalus. Žiūrėk, kad mano sūnaus ubagų nepaverstum.
Iš pusės vištos plovas, iš kitos pusės šaltiena, iš krūtinėlės kotletukai, iš šlaunelių kepsniukai, sparnelius apvolioti džiūvėsėliuose ir o, gal ir užmiršau, šeštą patiekalą užmiršau. Na, tiek to. Brangus sūnau ir tu Kazlauskaitė, atleiskite man, kvailiai aš tiek metų jūs kankinau. Aš nežinojau, kad tai būna, kad dėl vyro galima taip sukvailėti ir rytais duše šitai plėšyti gerklę. Girdėk, Kazlauskaitė, to dainuok, kol manęs nėra. Aš supratau, kad maudantis duše dainuoja tik laimingos bobos. Na, lyg ir viskas. Gyvenkite, dauginkitės, o kai jūsų bus daugiau, atvažiuosiu gelbėti savo anūkų nuo jūsų. O, prisiminiau. Šeštą patiekalą prisiminiau. Sriuba iš tos prakeiktos vištos su produktu. Tu kažko lauki? Aš jaučiu, kad mama grįžo. Einu pažiūrėti. Labas vakaras. Čia pristatymas į namus. Mes gavome užsakymą kiekvieną savaitgalį pristatyti jums po vieną kaimišką vištą. Viso gero. Nes vištas valgy tai. Iš šešių patiekalų. Aš manau, kad jie dar nusipelno aplodismentų. Vat ir atsistojit. Nu, man tai tikrai labai, aš tikiuosi, kad jums taip pat. Dabar čia už 100 eurų. Už tą vandenį. Sūnelį praleidžia nuostabiai korektoriai, nuostabiai režisieriai ir aš žinau dar vieną žmogų, kurio niekas nematė. O turtingajam sūneliui tai visas krepšis. Aš manau, kad mes tikrai lauksime jūsų su kitais spektakliais. Tai pristato mūsų režisierė Ina. O čia Aldona, Saulius, Regina, Aldutė dirba čia. Aldutė dabar tik tai šiandien nevaidino, o šiaip tai jinai yra kas? Ačiū labai. Juokas šypsena buvo labai smagu. Taip kukliai atėmės, bet iš tikrųjų krizentė tai norėjusi visą laiką. Tikrai labai smagu. Ko mes ir siekiam? Mes ir siekiam, kad žmonės juoktųsi. Ir labai džiugu buvo girdėti. Labai.